Kas paskatino laivo kapitonu būti, ta prasme, visų pirma, ne laivo kapitonu, jūrininko, ne? Nes visų pirma, mes esam visi, aš taip mėgstu vadinti, kad jūrininkai. Kapitonas, jūreivis, man jūrininkai. Ja. Kas paskatino, tai ganėtinai tokia paprasta istorija, kad senelis mano, amžinatilsiai, buvo kapitonas žvejybinių laivų, dar, aišku, blogai tai, kad aš jo kaip gyvai ir nesu matęs, jisai išėjo iš šio pasaulio anksčiau, nei aš atėjau į šį pasaulį. Bet tie pasakojimai šeimoje, čia buvo tėčio tėvas, bet kokiu atveju ir šeimoje, ir tėtis, ir mama kažkaip tai, žinot, kaip anksčiau būdavo. Pirmas vaikas, ir vis kažkaip tai, ta jūra vis galvoj būdavo, reikia eiti senelio pėdom ir taip toliau, nes visiems buvo tuo laiku, tas senelis buvo kaip kažkas irgi tokio jau išskirtinio. Ta karjera jūroje iki to kapitono tiltelio yra, kaip sakau, vingiuotas kelias. Kartais būna, kad ir nepasiekė to paskutinio laiptelio to, nes vėlgi, atsidurti reikiamui vietoj reikiamų laikų labai tinka mums turbūt.